Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su juo. Tuomet Petras ir sako Jėzui: Viešpatie, gera mums čia būti, jei nori, aš padarysiu čia 3 palapines. Vieną tau, kitą Mozei, 3 Elijui. Dar jam tebekalbant, štai skaistus debesis apsiautė juos ir štai balsas iš debesies prabilo: Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš geriuosi, klausykite jo. Tai išgirdę mokiniai parpuolė kniūpsti labai išsigandę. Bet Jėzus priėjo, palietė juos ir tarė: Kelkitės, nebijokite. Pakėlę akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vien Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus jiems įsakė: Niekam nepasakoti apie regėjimą, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių. Tai Viešpaties žodis. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Evangelija, kurią mes ką tik girdėjome, yra mums labai gerai žinoma. Šitą Evangeliją mums pristato visi 3 sinoptiniai evangelistai – Matas, Morkus ir Lukas. Ir kaip supratome, šitą Evangeliją kalba apie Jėzaus atsimainimą. Senovėje žmonės galvojo, kad būtent šitame epizode Evangelijos ištraukoje yra kalbama apie rojų, į kurį Jėzus pasikvietė privilegijuotus savo mokinius. Nuo pirmųjų amžių krikščionys identifikavo šią vietą kaip Taboro kalną. Archeologai šiame kalne atrado dar pagoniško kulto ženklų iš 2000, 3000 net metų prieš Kristų. Jeigu skaitysime šitą pasakojimą mes kaip reportažą, nesužinosime tikrosios žinios, kurią nori mums perduoti Evangelijos autorius. Iš ties tai yra teologinis, katechetinis tekstas, paremtas Biblija, paremtas Senuoju testamentu. Nes ypatingai Matui tai yra aktualu, Matas yra žydas, jo bendruomenė randasi Sirijoje, bet tai yra sudaro krikščionių bendruomenė, tai yra žydai pasitraukę, pabėgę. Ir nemažai jų yra fariziejų, tų, kurie buvo tikrai labai gerai išmanę tuos senuosius raštus. Ir jie labai puikiai žinojo šitą tekstą, nes išmanė labai gerai Bibliją. Bet ir mes pabandykime pasiaiškinti, iš tikrųjų, kad suprastume, kokią žinią autorius nori perduoti mūsų laikų žmonėms. Kai Matas kalbėjo savo bendruomeniai, jiems buvo labai aišku, apie ką čia eina kalba. Tuo tarpu mums yra iš tikrųjų paslėpta. Šitas tekstas iš tikrųjų turi betarpišką ryšį su didžiosios savaitės įvykiais. Taigi, norint jį iškoduoti, mes turime mąstyti jau apie didžiąją savaitę. Ypatingai turime mąstyti apie tą tridienį didžiosios savaitės. Didįjį penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. Tai yra tų 3 mokinių patirtis, kuomet po didžiulio nusivylimo
jie išvydo prisikėlusio Jėzaus šviesą. Nes pirmoji mokinių reakcija po Jėzaus nužudymo tai buvo neviltis, nusivylimas, viskas žlugo, viskas praėjo. Bet štai jie patyrė Jėzaus prisikėlimo šviesą. Evangelijos autorius nori, kad ir mes būtumėm šitos šviesos liudytojai. Kad nežvelgtume į Jėzaus istoriją tik tai iki kryžiaus mirties, nematydami prisikėlimo. Tekstas iš tikrųjų, mes negirdėjome kelių eilučių prieš tai, jos labai svarbios. Keli net žodžiai, sakyčiau, kurie nebuvo įtraukti į šios dienos Evangeliją, bet jeigu jūs skaitytumėte Naująjį Testamentą, jūs rastumėte, kad šitas tekstas prasideda taip: po 6 dienų Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno. Taigi yra praleista, bet tai yra labai svarbi detalė, svarbi ta įžanga, nes ji provokuoja mus klausti, natūraliai yra, o kas vyko prieš tas 6 dienas? Šiaip jau Šventajame rašte, Evangelijose nėra atsitiktinių žodžių. Jeigu mes girdime, kad prieš 6 dienas, tai reiškia, kažkas buvo tada labai svarbaus. Autorius tyčia mus provokuoja galvoti, ieškoti, kasgi tada įvyko. Prieš 6 dienas Petras pareiškė, kad Jėzus yra Mesijas. Atsakydamas į šį Petro tikėjimo išpažinimą, Jėzus paskelbė, koks yra jo misijos tikslas. Ir jis sakė tuomet, kad jis keliauja į Jeruzalę ne tam, kad paimtų valdžią ir apsigyventų didikų rūmuose. Nes mokiniai taip mąstė, kad Jėzus eina į Jeruzalę imti valdžią. Bet jis sako, aš einu į Jeruzalę tam, kad būčiau nukankintas, nužudytas. Tačiau po 3 dienų prisikelsiu. Šita žinia pribloškė mokinius. Pribloškė mokinius, jie negirdėjo, kad jis prisikelsis, jie girdėjo, kad jis eina į Jeruzalę, kad būtų nužudytas. Kodėl juos pribloškė? Todėl, kad Senajame testamente, Senojo testamento knygos kalba apie Mesiją kaip apie nugalėtoją, kaip apie tą, kuris paima valdžią. O Jėzus kalba apie Mesiją kaip apie pralaimėtoją, nes būti nužudytam reiškia pralaimėti. Toks yra mokinių mąstymas. Tada Petras pasivadina Jėzų į šalį ir įkalbinėja neiti tuo keliu. Sako, jokių būdų negali tai būti. Ir tuomet Jėzus jam atsako, stokis už manęs šėtone. Jėzus labai griežtai Petrą pavadina šėtonu. Nes jisai, prisimenat, mes kalbėjome apie to gundytojo, kokia yra jo užduotis, yra statyti kliūtis, artintis prie Dievo. Petras, jisai atlieka šėtono vaidmenį, jis stato Jėzui kliūtį. Sako, negali tu eiti į Jeruzalę, negalima. Ir todėl jis sako, Petrai, jis jo nepavaro, jis sako, stokis už manęs šėtone ir sek paskui mane. Tu, Petrai, nemastai kaip Dievas, tu mastai kaip visi žmonės, vadovaudamasis ne dvasios įstatymu. Vėl prisimenate, mes kalbėjome apie tą
kūno ir dvasios įstatymą, kuris yra mumyse. Sako, tu vadovaujasi ne dvasios įstatymu, tu vadovaujasi kūno įstatymu. Visi, kas nori sekti mane, turi būti pasiruošę dovanoti savo gyvenimą. Ši Jėzaus kalba nuliūdino mokinius. Taigi, pateikiau jums kontekstą, kurį evangelistas mums duoda, kad būtų aiškesnis šitas tolimesnis jo pasakojimas, kurį mes skaitėme šios dienos Evangelijoje. Dabar kartu su Petru, Jonu ir Jokūbu esame kviečiami padaryti pirmą žingsnį. Kopti į aukštą kalną. Jeigu liksime kalno papėdėje, nepatirsime tai, ką patyrė šie 3 Jėzaus mokiniai. Taigi pirmasis dalykas, kurį turime padaryti, yra kopti ant kalno. Tai yra pakilti iki dieviško mąstymo. Kopti ant kalno reiškia mąstyti taip, kaip mąsto Dievas. Būtent Biblijoje ir simbolizuoja kalnas Dievo mąstymą. Į tokį pat kalną kilo Mozė, į tokį pat kalną kilo pranašas Elijas. Kalnas reiškia vidinę žmogaus patirtį, kuomet jis persima Dievo mąstymu. Jeigu mes neatsiplėšime nuo kalno papėdėje esančio visuotinio žmonių mąstymo, nepamatysime spindinčio Jėzaus veido. Ir tuomet mes vertinsime Jėzų vadovaudamiesi lygumos gyventojų kriterijais. Tai yra, Jėzus bus mums pralaimėtojas, nukryžiuotasis. Taškas. Taigi pirmas žingsnis – atsiplėšti nuo kalno papėdės gyventojų mąstymo. Toliau Jėzus 3 savo mokinius pasiima atskirai nuo kitų mokinių, kurie dar nėra pasiruošę priimti to Dievo mąstymo. Jie dar mąsto senais standartais. Taip pat ir mes, sekdami šiais 3 Jėzaus mokiniais, turime susirasti tą vietą, kuri padėtų mums atsiriboti nuo kasdienių rūpesčių. Pakilti aukščiau savo kasdienybės, savo tų buitinių reikalų. Būtina mums susirasti erdvę be mobilaus telefono, kurioje galėtume pabūti tyloje, pabūti kartu su savimi, kur niekas mūsų netrikdytų. Yra būtina mums susirasti tokią erdvę. Toliau evangelistas pasakoja patirtį tų, kurie atsiplėšė nuo kasdienių rūpesčių, kurie atrado tą erdvę pabūti kartu su savo viešpačiu. Autorius rašo, ten, būtent toje vietoje, ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su juo. Taigi tie Jėzaus mokiniai pamatė pakitusi Jėzaus veidą. Graikų kalboje metamorfomai. Jie mato visiškai kitokį veidą, nei matė anksčiau. Vikšras
metamorfozės dėka tampa nuostabiu drugeliu. Šią Jėzaus veido metamorfozę turime patirti ir mes. Kad sugebėtume priimti Jėzaus siūlomą gyvenimą. Kad matytume logiką to gyvenimo, kurį siūlo mums Jėzus. Kad nesakytume, kad tai yra nesąmonė. Toliau evangelistas pateikia mums įvairius paveikslus paimtus iš Biblijos, siekdamas nupiešti tą Dievo pasaulį. Jėzaus veidas švyti kaip saulė. Saulė yra Dievo pergalės ženklas. Balti drabužiai taip pat simbolizuoja dievišką identitetą. Saulė, balti drabužiai charakterizuoja Dievo pasaulį. Tada pasirodo du Senojo testamento personažai – Mozė ir Elijas. Mozė kreipiasi į Dievą prašydamas, kad jis parodytų savo garbę. Kitai žodžiais tariant, kad jis parodytų savo veidą. Ir Dievas jam sako, tu negali matyti mano veido, nes kas pamatys mano veidą, neliks gyvas. Ir Dievas toliau labai gražiai yra Senajame testamente labai gražiai nupasakojama, kaip Dievas prieina prie Mozės, uždengia jam delnu akis ir sako, Mozė, tu galėsi pamatyti mane iš nugaros, kai aš jau nueisiu. Lygiai kaip kūdikis, kuris yra motinos įsčiose, negali matyti jos veido. Taip ir Mozė negali matyti Dievo veido, kol negimė dangui. Dievas sako mums, tu gali kontempliuoti mano žingsnius, tu gali kontempliuoti mano darbus, o veidą išvysi gimdamas dangui. Elijas, kitas Senojo testamento personažas, vienas iš garsiausių, pabėgo nužudęs 450 pagonių Dievo Balio kunigų. Jis kopė vėl į kalną susitikti su viešpačiu, kaip ir Mozė kopė į kalną, kuris jis galvojo, kad Dievas jam apsireikš audroje, bet Dievo ten nebuvo. Jis mąstė, kad Dievas jam apsireikš žemės drebėjime, bet Dievo ten nebuvo. Jis galvojo, kad Dievas jam apsireikš krentant ugnį iš dangaus, bet Dievo ten nebuvo. Tada pranašas išgirsta tylų, švelnų balsą. Ir Elijas užsidengė veidą, nes ėmė šį bei tą suprasti apie Dievą. Kad Dievas nėra toks, kokį jis įsivaizdavo. Šita Dievo garbė, kurios Mozė ir Elijas negalėjo kontempliuoti. 3 Jėzaus mokiniai turėjo prieš savo akis. Jie galėjo matyti Dievo veidą Jėzuje. Jie matė Jėzuje tobulą Dievo garbę. Tai yra, jie matė Dievo
meilę. Ta pačią garbę galime ir mes kontempliuoti, jei seksime šitų 3 mokinių pavyzdžių. Keista yra šita garbė. Netokio žmonės laukia. Jie laukia teisėjo, jie laukia keršytojo, kuris nubaus visus piktadarius. Jie laukia to, prieš kurį lenkiasi visi ir dreba, o sulaukia Dievo, kuris myli, kuris tarnauja, kuris iš meilės dovanoja savo gyvenimą. Toliau mes matome Petro reakciją. Sako Jėzui: Viešpatie, gera mums čia būti. Jei nori, aš padarysiu čia 3 palapines, vieną tau, kitą Mozei, 3 Elijui. Dar jam tebekalbant, štai skaistus debesis apsiautė juos ir štai balsas iš debesies prabilo: šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Klausykite jo. Pastatyti palapinę reiškia, kad norima sustoti, norima apsistoti, pasilikti ant kalno. Petras atrado Jėzaus grožį. Jis suprato, kad būtent toks yra ir gražus žmogus. Kai mes girdime apie žmonės, kurie pasiaukoja dėl kitų, mes girdime sakant: koks nuostabus žmogus, kaip gerai, kad dar pasaulyje yra tokių žmonių. Bet ar pakanka pažinti, kad yra gerų žmonių? Pripažinti, kad jų yra, kad jie egzistuoja? Ne, nepakanka. Būtina sekti jų darbais. Todėl būtina grįžti į pasaulį, nusileisti nuo to kalno, nusileisti tą konkretų gyvenimą, nešant šviesą, kurią buvome apgaubti ant to kalno. Grįžtame iš bažnyčios į savo kasdienį gyvenimą, nešdami Evangelijos šviesą, kurią buvome apgaubti ant kalno. Petrui bekalbant, skaistus debesis apgaubė juos. Tai yra, tas dieviškas pasaulis juos apgaubė. Šis debesis lydėjo Izraelio tautą iš Egipto vergovės. Debesis simbolizuoja gyvenimą, nes iš jo iškrenta vanduo, kuris sudrėkina dykumą, išdžiūvusią žemę. Jis yra skaistus, tas debesis, nes kyla iš Dievo. Dabar iš šio debesies pasigirsta balsas: šitas yra mano mylimasis sūnus. Sinoptinėse Evangelijose tik 2 kartus girdime Dievo balsą. Prisimename, 1 kartą mes girdėjome Dievo balsą, kai Jėzus buvo krikštijamas Jordano upėje. Ir 2 kartą per atsimainimą. Tik 2 kartus girdime Dievo balsą. Šitas balsas pripažįsta Jėzų kaip mylimą sūnų, nes semitų kultūroje sūnus reiškia ne tiek kilmę, mums daugiau tą biologiją, bet semitų kultūroje sūnus, jeigu pavadinamas jis mano sūnus, reiškia ne tiek jo kilmę, kiek panašumą į tėvą pagal profesiją, pagal vertybės, kurias tėvas išpažįsta. Kas mato Jėzaus grožį, mato ir dangiško tėvo grožį,
kuris yra meilė ir tik tai meilė. Jei per krikštą Jėzus dar nebuvo pasakęs nieko, tai dabar jis buvo pasakęs jau viską. Štai kodėl šį kartą tėvas priduria: klausykite jo. Krikšto metu nebuvo šitų žodžių. Dabar jis sako: klausykite jo. Dangiškasis tėvas rekomenduoja mums klausytis Jėzaus, kad nedarytume gyvenime klaidų. Gyvenimas, kuris nėra dovanojamas, bus prarastas. Klausykite jo. Toliau mes matome mokinių reakciją. Tai išgirdę mokiniai parpuolė kliupsti, labai išsigandę, bet Jėzus priėjo, palietė juos ir tarė: kelkitės, nebijokite. Pakėlė akis, jie nieko daugiau nematė, tik vieną Jėzų. Ir besileidžiant nuo kalno, Jėzus jiems įsakė: niekam nepasakokite apie regėjimą, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių. Iš tikrųjų, mes esame linkę visuomet mąstyti labiau apie save, nei apie kitus. Tuo tarpu Jėzaus mokiniai suprato, kad tikrasis gyvenimas yra tada, kai tu myli, kai dovanoji savo gyvenimą kitam, kai galvoji apie gėrį artimui, kai galvoji, kaip geriau galėtum pasitarnauti artimui. Jėzus pateikė mums paradoksalų gyvenimą, nes šitas gyvenimas randasi už ribos, kurį tu galėtum patikrinti. Jį patirti galėsi tik tada, jei pajungsi savo tikėjimą. Arba tiki Jėzų, arba jo netiki. Viskas remiasi meile. Ar nori susieti savo gyvenimą su manuoju, Jėzus klausė, ar nenori? Ar tu pasitiki manimi, ar nepasitiki? Apsisprendimas yra labai rizikingas, nes mąstome, kad pasirinkę jo gyvenimą galime prarasti tai, kas mums patinka, kas mums yra gerai. Bet jeigu Jėzus yra teisus ir jo siūlymas yra teisingas, tuomet mums sukelia baimę, nes ant kortos yra pastatomas visas mūsų gyvenimas. Kas nepatiria tos baimės, tas nesupranta, apie ką Jėzus kalba. Mokiniai suprato, todėl ir išsigando. Bet Jėzus nepalieka mūsų baimėje. Labai graži scena. Jis prisiartina, paliečia juos ir sako: kelkitės, nebijokite. Tada Jėzaus mokiniams atsiveria akis ir jie mato Jėzų. Jie mato tik tai Jėzų. Brangieji, jei norime, kad pasaulyje atsirastų kažkas naujo, neįprasto, turime atmerkti akis ir matyti jį. Ir tik tai jį. Nes tik tai Jėzus gali suteikti mūsų gyvenimui prasmę. Kitu atveju mūsų gyvenimo tikslas bus mirtis. O jei tai yra gyvenimo tikslas, jeigu mūsų gyvenimo tikslas yra mirtis, tai būtų geriau negimti. Tik tai Dievo meilė gali suteikti prasmę mūsų gyvenimui.
bet ar mes atsiliepsime į jo meilę? Išpažinkime savo tikėjimą.